Emocijas. Drožia mačia. Jėzus. Jūsų giminiai visi tokie menininkai, ar ne? Tai tinginiai, čia pradedant dirbti. O kažkaip toksai kažkaip, šitie, tas du. Taip, bet jie kažką simbolizuoja, nu sakykim, kažkaip. Čia pas mane va tokie portretai, pas Junaitė, ten užsakomėjai. Mane, jeigu jums tinka, jeigu taip netapau, O čia dabar esi tos jūs išdrožė. Paveikslas, bet prie ko vadas simbolizuoja. man patinka. O čia jau grįžom daryti, čia jūs išdrožtumėt. Čia ne mano, čia iš man planuoja užsidarė. Mes ir bandom, grįžom. Paveikslai irgi. Tai kai jau paveikslą nieko neveikia. Bet braižas kitoks visai, ne, sakykim. Jau kitas. Jau kitas braižas. Paveikslai visai kitokio stiliaus. Gal apie gamtos ir kultūros parką, kur mes buvom, lankėmės, kažkiek tai tą mintį. Tai iš tikrųjų yra. Jo, čia yra tas. O čia yra tas. Aš jau supratau, tai jau nes tas braižas. Tai iš tikrųjų čia biškės paimsiu vaizdelį, O ką čia tie tokie reiškia? o čia yra būtent tas gamtos ir kultūros parkas, kur jūs vaikščiojate ir matėte tas skulptūras. Tos skulptūros panašiai buvo šitoj vietoj, ten ant kalniuko. Ir aplink tą čia tokia vizija yra, liktai gal kada nors gyvenime, ne mano gyvenime, bet gal ateities kažkas pabandys įgyvendinti iki galo. Nu, aš liktai planuoju 200 metų gyventi, gal pavyks gyventi. Svarbu planuoti. Reikia svajonės pildas, matai, reikia svajonės. O ir būtent visą tą teritoriją, ten yra tas karjeras, kur galbūt Margarita buvo, pietausi. Tai va, toj vietoje yra, ten jau pačiam gale kalvas tokius didžiulis. Ir čia būtent, kas įdomu galbūt, dėl ko apie tas jusles ir tikės kalbėtų buvo, tas parke Ramūnai pasakoja, tai kalba buvo būtent apie didįjį veidą, sakykime, čia ir burna, nosis, gulštis, tai kniupštis, tas veidas matosi. Ir čia yra visa takų struktūra, kur galima vaikščioti, dar ir kai ką pamatyti. Čia padarytas vienas objektas, centrinėje dalyje irgi šis tas jau padaryta. Čia aeroklubas ir čia didysis akmuo. Pravažiavom, išrodžiau. Tai va, iš tikrųjų, o čia dabar jūs stovit va šitai dirbtuvikai, mano dirbtuvėliai, akmenų popieriukas, čia seka, kur kalbėjau, įtaka į tą didžiąją galvą, o ta galva, nu aš taip yra su įvardės kaip pragalio galva. Dar biškai žemėlapio prieisiu, čia jau minėjai pagal žemėtvarkos planą. To remiausi žemėtvarkos planų, jis kaip dokumentus, čia jokios melagystės, čia galim sakyti, šiek tiek tos fantazijos įdėta, bet forma yra ta pati, tarkim, čia dar trečias variantas, kur yra parodyta ta galva, tik jau vertikaliai, kad suprastumėt, kad būtent tas gamtos ir kultūros parko, ta visa teritorija, šičia yra sveikas su kaku, patim, ir va šičia teka Pragalvių upelis, Pragalvis. Pats pavadinimas ir galva, kokios sąsajos yra, kada įdėtas tas pavadinimas, čia nieks Neskraidė, nematė iš viršaus įvaizdžio. Nieks nematė, aišku, nes tas veidas yra kilometrinio dydžio, tik tai gana pakilas savos matos. Ir toks tikslus kontūras, tai vos ne kaip akmens amžiaus, tas žandikaulis įsikišęs ir žvelgiantis į akmenės miestą, kokį visų simbolį turi paėmę. Kad iš tikrųjų aš tokį kaip ir versiją turiu, kad čia konkrečiai gyveno kažkokia sena gentis, kuri būtent šitą vietą skaitė kaip šventą erdvę. Ne veltui tas Pragalvių vardas ir duots
nes ir Pramyžis yra seniau minims tų baltų religijai, ir Žemaitijoje taip pat, tai čia galėjo irgi būti lygintas kažkokiai dievybei šitą zoną. Ir čia net krikščionis atkryžiavimas erdvėj vadinamoji, apeigas vykdavo seniau čia. Jeigu krikščionis čia galėjo apeigas kažkoks turėti, reiškia, ant to krikščioniškų šventų vietų jos užgulė tas senasis pagoniškasis šventės. Ir galėjo būti šitoj vietoj kažkokia irgi šventų apeigų vieta, nes tas burna irgi didelė yra, 70 metrų ilgio, pločio nemažo, apie 40. Ir net nuo seskelė yra 15 metrų diametro kvadratai. Ir vandens telkinys, ant tiek ir tiksliai, net ir visa takų struktūra. Čia kelias, čia pėsčiųjų takas pagal raukės atitinka. O šita vieta yra būtent ta švenčių vieta, kur ta kultūrinė raiška mūsų viso rajono centrinė Balso stygos. ir balso stygos. Ir kaip pagalvoju, tai kokią sistemą kažkokią sukurta, atrodo kažkieno senų vaikų žmonių. Tai kelių galėjo būti kažkokia išmintinga gentis iš pirmųjų čia pasirodžiusi ir sukūrusi visą tą sistemą, tik tai daug tūkstantmečių galbūt jau užmiršta arba net neviešinama, nes jeigu tie sluoksniai religiniai idėjos vienas ant kito gal ir buvo specialiai taikinami. Tik pavadinimas, ačiū Dievui, kad nebuvo sunaikintas, nes to pavadinimo pagrindu aš tik ir pastebėjau tą galvą. Visą laiką galvodavau, kodėl tie upeliukai atrodo tokie standartiniai vardai, o šitam pragaras. Ir galvojau, kad aš pastebėjau žemėlapį tenai ir atsivėrė akis. Viskas išryškėja. Ir dabar norisi būtent šitą vietą su tais meniniais objektais, apie jusles kalbėti, apie stichijas, kuriama tokia pat tolimesnė tata savo to kažkokio šventumo ar tos auros didinimo šitoje erdvėje sistemingai. Jie nėra taip stikiškai ten išdėlioti, visų centrinė vieta yra daroma būtent susvarbinta vieta ir net ir miestą jau, ir ta siena istorinė, kur Arūnas rodė, ten čia yra, kaip sakant, faktinė medžiaga jau, yra visa istorinė seka su visais archeologiniais radiniais, o čia yra daugiau tokia kaip mitologinė, kaip hipotetinė versija, kas galėjo iki to, sakykime, pirmųjų akmentikių akmens amžiaus žmonių būti. Net ir rūbus esam pasisiuvę ir teatrališkos vaidinimus bandom atlikti. Nes iš tikrųjų kiekvienas miestelis visą laiką stengiasi kažką tokio, jūs turite Grigevičiaus muziejų, tai irgi vertybė, atsirastų dar kažkas tokio įdomaus, nuo to miesto įgauna tą savo kažkokį veidą, išskirtinumą. Tai mes kaip klausėt, kodėl čia daug to akmenų Žemaitijai, tai o čia visam tam komplekse ir net tas akmens amžiaus profilis mums įpareigoja niekur kitur baisiai neklaidžia, susvarbinti nuo tų pačių pradinių apsireiškimų žmonių. O čia irgi yra tokia ledynmečio tirpimo vizija, kai galėtų tas pirmosios gentis pradėti kurtis net ir taip kaip ir ledo luitą arba dideliam sniego kalne, ten šilumos viduj pakankamai užtenka. Ir, sakykime, jeigu ir dar kažkokie vandens gyslos ar kas, ar kažkokie gyvūnijos atsiranda, tai ir tas išgyvenimas yra labai sunkus, bet įmanomas. Tai čia ir pradinė versija, kaip galėtų akmentikių gentis pirmuosios etapas ledynmečio tirpimo atrasti. Tai va, tas kaip pasakočiau, bet tokia Išmoks atrandi. bent jau minimaliai tiek, tai būtų įrengta. Na tai pasižiūrė, atrodo, ką daryti. Vaizdas nežinau. o čia